BetSafe – generalinis Žalgirio futbolo klubo rėmėjas. Tavęs laukia nemokamas Lemon Gym pabandymas. Ar išsirinksi iš energijos kupinų grupinių treniruočių? Solo latino ar zumba, high heels ar garsų meditacija? O gal Muay Thai ar bokso treniruotė gundo labiau? Sportuok grupinėse treniruotėse, išbandyk treniruoklių erdves, kelk svorius ir susitinkam tiek dieną, tiek naktį. Vilniaus nealkoholinis. Seneli, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria, susitarę su gamta. Labas vakaras visiems. Hello everyone. Sveikiname Žalgirio bendruomenę ir visus tuos, kurie domisi šios nuostabios bendruomenės gyvenimu ir artėjančiu sezonu. Sveiki visi atvykę ir stebintis oficialią Žalgirio sezono pristatymo transliaciją. Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šį vakarą susitinkame čia, Apollo kine, kur pakalbėsime apie artėjantį naują sezoną, kuriame Žalgiris gins čempionų titulą, pristatysime klubo naujienas, susipažinsime su komandos nariais, aptarsime svarbiausias aktualijas, taip pat atsakysime į jūsų klausimus. Transliacijos žiūrovai gali rašyti klausimus komentaruose, auditorija pasigalvoti ir kai ateis laikas, mes tiesiog jums paduosime mikrofoną prieš tai pakėlus ranką. Renginio paskutinėje dalyje atsakysime į populiariausius ir įdomiausius klausimus, kuriuos užduosite transliacijos metu. Praėjusių metų pabaiga buvo neeilinė Žalgiriui ir ne tik dėl sugrąžinto čempionų titulo, tačiau ir dėl vieno ypatingo įvykio, kurio viso klubo bendruomenė laukia net 14 metų. Koksgi tai įvykis? Dėmesio į ekraną. Kągi, matėme Žalgirio akademijos auklėtinio Igno svajonę ir ši svajonė tapo realybė. Nuo šių metų Žalgiris vėl turi namus. Namus aistruoliams, akademijos jaunimui, treneriams, klubo darbuotojams ir visai žaliai baltai bendruomeniai. Su mumis čia turime ir žmogų, kuris daug prisidėjo, kad tai įvyktų, tai klubo direktorė Vilma Venclovaitienė. Vilma, ką tai reiškia jums, klubui? Kas tai?
Visų pirma, labas vakaras. Smagu kiekvienais metais matyti vis gausėjantį būrį mūsų bendruomenės narių. O namai, tai aš manau, įtakos tai, kad kitais metais galbūt stadione darysim atidarimą. Bet ko gero ne, nes stogo neuždengsim. Bet manau, kad tai irgi dalis įtakos, kad pagaliau po 15 metų ilgo kelio, svajonių kelio, mes turime namus, turime galimybę išnaudoti mūsų turimą potencialą, auginti vaikus kokybiškose sąlygose ir natūralu, kad ta komanda turėtų savo darbo vietą, kurioje galėtų tobulinti ir tobulintis savo sumanymus, treneriai galėtų dirbti tiek, kiek reikia, kad mūsų jaunimas, kuris šiemet gausiai dalyvavo pasiruošimo sezone, galėtų tapti tai žaidėjais, kokiais svajoja tapti. Aišku, namai atsirado vėlgi ne vien tik tai iš svajonės, o kaip aš sakau, sukrito žvaigždės. Pamenate, darėme akciją Žalgirio namai, atgaivinkim Žalgirio namus. Naudodamasi progą noriu padėkoti visiems sudalyvavusiem ir parėmusiem šitą akciją. Ypatingai tai UAB Geologų valdos, Universali forma ir Žalia giria, kurie palaikė šitą iniciatyvą. Mes, aišku, turim šitą akciją užbaigti tada, kai atidarysim stadioną ir pakviesim juos sudalyvauti garbės svečiais, nes tas atliepimas į mūsų kvietimą rodo daug, kad mes vis tiek esam stebimi, matomi ir mumis yra pasitikima. Tai yra labai svarbu, o aišku, iniciatyva ir rezultatas gavosi kitokią formą, bet nepaisant nieko, Žalgirio dalininkai, matydami galimybės, priėmė šitą sprendimą ir klubas turi namus. O svarbiausia, Žalgirio akademija. Nes nuo sausio 6 dienos, kaip jūs matėt, o akademija žino, treniruojasi didelis būrys vaikų stadione. Aišku, prasidės remontai ir visi kiti dalykai, kurie visai neromantiški, bet jie susiję su darbo sąlygom. Tas stadionas per metus laiko taps stadionu. Kokiu priklauso, aišku, ir nuo miesto planų, nacionalinio stadiono projekto ateities. O dabar mes jį turim, viską padarysim, kad galėtumėm žaisti Čempionų lygoje, bet viską suprantam, kad be miesto pagalbos ir bendradarbiavimo šituo klausimu mes būsim priversti važiuoti žaisti Čempionų lygos rungtynes iš Vilniaus. Tai turėjom pirmus pokalbius, manau, kad surasim bendrus sąlyčio taškus, nes tai yra vienintelis Vilniaus futbolo stadionas, kuris turi licenciją. Tai šiuo klausimu, ko gero, trumpai drūtai tiek. Prie klausimų skiltės, jeigu bus kažkokių tai dar iš tos temos klausimų, tada labai lauksiu. Kągi, dėkui už tokį trumpą pristatymą. Ir kaip žinome, namai ir stadionas yra tik tai pastatas. O žaliai balta bendruomenė tai yra tas kraujas, kuris tą pastatą atgaivina. Tai norėtumėm, kad dabar į sceną žengtų vienas iš tų žmonių atstovų, be kurio neįsivaizduojame Žalgirio bendruomenę. Tai yra be aktyvios aistruolių bendruomenės, turbūt niekas nesuprastų Žalgirio stadione. Tad kviečiame žodį tarti Pietų 4 atstovą Paulių. Prieš ateinant Pauliui ir dar tęsiant Žalgirio namų temą, tai reikia pasakyti, kad ne tik klubas atgimė iš Pietų 4 meilės, bet ir Žalgirio namų idėja atsirado vėlgi iš tos pačios bendruomenės, iš mūsų sirgalių bendruomenės, iš Žaliai balto Vilniaus ir Pietų 4 iniciatyvos, mūsų palaikymo. Mes tik tai, kaip sakant, prisijungiam šitą važiuojantį traukinį. Ačiū Jums, kad esat.
Esam. Sveiki visi. Visų pradžioje norėčiau padėkoti ties faktu, kad jūsų čia tik daug ir labai smagu, kad Žalgirio bendruomenė vis plečiasi, kiekvienais metais vis daugiau žmonių. Čia pirmas dalykas, tada porą padėkų. Pirmoji tai būtų komandai ir mūsų vyrams, kadangi titulas pagaliau sugrįžo į Vilnių. Ačiū Jums. Ties antrąją padėką tai būtų padėka Vilmai ir administracijai. Vilnius ir Žalgiris pagaliau turi savo namus, turim kur žaisti savo varžybas ir tasme tikrai labai smagu, kad pagaliau turėsim savo kertelę, kur tasme žinosim, kad visada esam laukiami. Tai labai Jums ačiū. Na ir kaip visada, sezonas prasideda labai greitai. Jau šį šeštadienį pirmosios varžybos, matau daug jauduliuko pas mūsų vyrus. Tai visų prašau, kurie nebijo, ateikit, mūsų tribuna jūsų laukia, mes tikrai esam draugiški ir tikrai padainuosim, užkursim šventę ir super taurė bus mūsų. Ačiū. Dėkojame Pauliui ir visai Pietų 4, o tie, kas iš tikrųjų nori apsilankyti Žalgirio rungtynėse, Žalgirio namų rungtynėse, tai kviečiame apsilankyti naujo klubo partnerio svetainėje kakava.lt. Ten jūs galėsite įsigyti abonementus visam sezonui, o dėl fanų abonementų ir bilietų galite rašyti Pietų 4 Ultras Facebook puslapį ir jie, aš manau, kad irgi priims naujus aktyvius palaikytojus į savo būrį. Taigi, Žalgiris namus jau turi, aistruoliai tikimės juos užpildys ir užpildys gausiai, o šiame sezone dar turime vieną reikšmingą naujovę klubo gyvenime. Dėmesio dar kartą į ekraną. Taigi, ką jau daugelis tikriausiai supratote ir suprato ypatingai tie, kurie jau lankėsi Žalgirio draugiškose rungtynėse, dabar galime pasakyti oficialiai. Naujuoju futbolo klubo Žalgiris techniniu partneriu tapo Hummel. Ir Hummel tai beveik 100 metų istoriją turintis sportinės aprangos prekės ženklas iš Danijos. Hummel taip pat naudojasi ir Lietuvos futbolo rinktinės. Užsienyje Danijos rinktinė, taip pat vokiečių klubai Bremeno Werder, FC Köln, Ispanijos klubas Sevilijos Betis, prancūzų Saint-Étienne ir kiti. Tai tiek trumpai apie ilgą Hummelio istoriją ir remiamus klubus, o klubo direktorius norėčiau paklausti, ką ši nauja partnerystė, šis naujas techninis rėmėjas reiškia klubui? Reikia pastebėti, kad
tie 15 metų įnešė labai daug vėjų. Atsidarė, kaip sakant, gal galimybės, gal požiūris, gal situacija vėlgi taip susiklostė, bet darėm labai daug pokyčių. Labai daug pokyčių dėl to, kad norim tą svajonę savo įgyvendinti ir paversti realybę. Viena iš mūsų svajonių buvo unikalūs marškinėliai, kurie šiek tiek praskleisti, parodyti, bet reikėtų pabrėžti tai, kad jie sukarti yra sirgalių, pietų 4, kartu, aišku, su Humeliu, kurie puoš mus kelis sezonus. Mes norim būti unikalūs, mes norim būti saviti, nes turim kuo didžiuotis. Vilniaus Žalgiris yra Lietuvos futbolo legenda ir turėti savo aprangą, aš manau, mes turėtumėm ją turėti. Tai mus ir paskatino eiti į tos pokyčius, ieškant, kas galėtų mums padėti įgyvendinti mūsų svajonės. Kita svajonė tai yra prekybo atributika, kas yra mums be galo svarbu ir supratom per tos keletą metų, kad mes nieko nepadarėm, mes tiesiog stovim vietoj, o gyvenimas nestovi vietoj, mes turim puikią bendruomenę, mes turime nuostabų miestą, kuris yra vertas rengtis, puoštis tom spalvom, kurios jam mielos ir kurias jisai myli. Tai kartu su Humeliu mes įgyvendinam 2 svajonės, tai yra nuostabę e-parduotuvę, mūsų apranga, kuri, kaip matėt, pasirodys netrukus, natūralu, kad kontraktas pasirašytas yra šiemet. Tai vienas pirmųjų kontraktų ir reikia pabrėžti, kad šitas bendradarbiavimas yra vienas didžiausių finansinė prasme mūsų klubo istorijoje ir ne tik techninio rėmėjo vaidmenį. Tai noriu iš visos bendruomenės vardu padėkoti, kad patikėjo, kad žengia tą rizikingą žingsnį, bet vadinasi, matom vienas kitame potencialą, perspektyvą. Teko dirbti 2009-10, kada Žalgirį reikėjo gelbėti, tai buvo tie žmonės, kurie tą ir padarė. O dabar mes tęsiam jau kitą formą, kitam rakurse ir turim didelių planų. Ačiū Jums. Taip, tai, kad teko pamatyti video, marškinėliai iš tikrųjų bus unikalūs ir reto grožio. Nekantriai lauksime jų pasirodant. Tai kągi, Žalgiris turi naujus namus, Žalgiris turi naują elektroninę parduotuvę, Žalgiris turi naują atributiką, unikalią. Tačiau, žinoma, visiems svarbiausia yra rezultatai. Komanda jos sieks su žmogumi, kuris turi daugiau Lietuvos čempionų titulų nei bet kuris kitas strategas. Kiek svarbu tai komandai, Vilma? Tai ko gero svarbiausias klubo dalykas, tai yra vyriausiasis treneris. Labai džiaugiamės, kad pratęsė kontraktą, kad mato perspektyvą su mumis. Ir mes tą patį matome, turime labai daug gražių planų, ypatingai to šviesoje, kad turim stadioną, kaip mes juokavom visi ir dalininkai, ir vyriausias treneris, kada darėm atidarimą, kad dabar treneris turės laiko treniruoti. Kai kurie žaidėjai žino, ką tai reiškia iš Sūduvos laikų. Tai dabar mes turim puikias sąlygas ir ne tik komandą, bet ir jaunus talentingus žaidėjus, nes reikia ištaisyti tam tikras klaidas, kad jie būtų artėjantis į tobulybę. Tai buvo labai svarbus dalykas. Kitas labai svarbus dalykas, tai formavom trenerių štabą, pasirašėm sutartį su vartininkų treneriu, tai Valeris Italo, turinti savo patirtį Kazakstano futbolo plotmėse, rinktinėje, užauginęs ne vieną žaidėją, taip kad manome, kad savo įgūdžius ir žinias perduos ir mūsų žaidėjam, ir treneriam, kurie galės persimti savo.
tai, kas jiem vertinga ir naudinga. Taigi, kviečiame 6 kartus Lietuvos čempioną, trenerį Vladimir Čeburin. Labas vakaras. В первую очередь хочу поблагодарить вас всех здесь пришедших на этот праздник открытия. Все уже соскучились по футболу, как болельщики, так и футболисты. Они уже устали тренироваться, им хочется играть. Это нормальное явление. Sveiki atvykę į šią šventę. Turbūt jūs esate pasiilgę futbolo kaip ir šie žaidėjai, visiems jau atsibodo laukti, tad norime kuo greičiau pradėti žaisti. Я очень рад, что я снова с Žalgirisом. Džiaugiuosi, kad su Žalgiriu. Мы достигли эту договоренность, поэтому нас ждут великие дела, мы так думаем. Džiaugiuosi, kad susitarėm ir mūsų laukia didus darbai, didingi darbai, to tikiuosi. На сегодняшний день те игроки, которые остались с прошлого сезона, кто добавился в этом году, новые игроки. Tie žaidėjai, kurie liko po praėjusio sezono, taip pat nauji žaidėjai, kurie prisijungia. Я думаю, что это хорошее приобретение. Visi nauji žaidėjai yra geri pirkiniai. Те позиции, которые были утрачены с уходом наших, сказать, и лидеров, да, и тех игроков, которые приносили большую пользу Žalgirisу. Ir tos pozicijos, netgi, sakykime, tie komandos lyderiai, kurie po šio sezono paliko Žalgirį, tai šie žaidėjai turėtų užpildyti tas spragas. Это хорошая замена. Tai gera pamaina. Ну и политика клуба, но она уже не первый год проводится. Мы все-таки больше внимания обращаем на нашу молодежь, на наших подрастающих футболистов, которые воспитывались в Академии Žalgiris. Ir taip pat klubo politika, kuri nėra naujiena, kuri yra metai iš metų, mes didelį dėmesį skiriam jaunimui ir kad tie talentingi žaidėjai, jauni žaidėjai turėtų galimybę. В этом году мы в свои тренировочные занятия привлекали достаточно много игроков, это были даже игроки 2010 года, но опять же говорим о том, что сильнейшие те, которые будут показывать достойную игру и создавать конкуренцию тем, которые, как мы говорим, легионеры, мы будем очень рады видеть их в основном составе. Šiemet labai daug jaunų žaidėjų treniravosi su Žalgiriu, netgi buvo gimusių 2010 metais, tačiau reikia suprasti, kad aikštėje žais patys stipriausi ir tie, kurie galimybę gaus tie, kurie sudarys pačią didžiausią konkurenciją ir mūsų legionieriams, tiems atvykusiems. Поэтому есть первый матч, суперкубок, всех приглашаем на этот матч. Поддержать команду Žalgiris. Ir laukime jūsų pirmose sezono rungtynėse, tai yra Super taurės rungtynėse, kurios jau vyks šį šeštadienį. А мы со своей стороны готовимся к этому матчу очень ответственно, учитывая и детали игры соперника, ну и больше основываясь на своей игре. Ir mes šioms rungtynėms ruošiamės labai atidžiai ir labai skrupulingai, nagrinėdami varžovų žaidimo subtilybės, tačiau daugiausia dėmesio kreipdami į savo žaidimą. Ну и пользуясь такой случаем, хочу поблагодарить всех тех, которые рядом с Žalgirisом, которые непосредственно Žalgiris, это и наших фанов. Вам огромное спасибо за то, что вы с нами всегда. Dėkoju visiems, kurie yra greta Žalgirio, su Žalgiriu ir pirmiausia, tai yra mūsų nuostabus fanai, kurie visada čia yra ir visada mus palaiko. Спасибо, конечно, и мэрии, спасибо вам, тем, которые косвенно, напрямую, но у которых есть маленькое место в сердце для Žalgirisa. Dėkojame visiems rėmėjams, taip pat Vilniaus miesto savivaldybei ir dėkojame tiems, kurie tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie Žalgirio ir taip pat tiems, kurių širdise nors mažą dalelę užima Žalgirio vardas. Хочу первых представить моих ассистентов. Это
Gintaras Staučiai, Valerijus Itala. Taigi, trenerio asistentai Gintaras Staučia ir Valerijus Italo. Это те помощники, которые помогают, которые вдают свою лепту в нашу работу. Очень приятно, что они рядом с нами. Tai žmonės, kurie daug atiduoda klubui, tie, kurie padeda, tie, kurie dirba nuo ryto iki vakaro. Ну и разрешите представить, конечно, старого нового нашего капитана Ovidijus Virbickas. Leiskite pristatyti seną naują kapitoną. Вице-капитан Юрий Кендыш. И третий, ну так скажем, капитан, да, вице-капитан, второй уже, Юнчик Захарий. Это непосредственно уже тренера на поле, они, выходя на поле, они там уже создают тот эффект игры, который мы производим в тренировочном процессе. Они дают направление команде. Ну, мы считаем, что это люди достойные того звания, и капитан, и вице-капитан. Очень рад, что они такие. Na tai matėte, trys treneriai aikštėje, kurie duoda komandai, užduoda komandos ritmą, tvarko visus reikalus aikštėje ir jie verti šio kapitono vardo. Šie visi trys žmonės. Tai aplodismentai dar kartą ir treneriams aikštėje. Dear coach and captain, please stay with us now while we introduce the rest of the team. Taigi šie vyrai ves komandą aikštėje ir už aikštės ribų, tačiau pristatysime dabar ir likusią kariaunos dalį. Please join us on a stage as we announce each one by one. Taigi, kviečiame pirmasis numeris Carlos Olsas. Antrasis Adama Fofana. Trečiasis Džiugas Aleksa. Septintasis Kasim Hadži. Aštuntasis Dino Salčinovič. Devintasis Gustas Jarusevičius. 11 Nikola Petkovič. 12 Jake Larson. 14 Martynas Šetkus. 17 Giedrius Matulevičius. 19 Mohamed Jula. 24 Motiejus Burba. 25 Vytis Pavilonis. 27 Vakaris Berenta. 28 Ugnius Simonavičius. 29 Kajus Bička. 33 Nedas Klimavičius. Išlaikom triukšmo lygį. 35 Gustas Mikelaitis. 39 Danielius Velička. 44 Patrik Matižonok. 45 Žioris Matuši. 49 Bruno Tavareš. 56 Joris Aliukonis. 71 Nemanja Mikhailovič.
26. Arpat Tordai. Ir 12 žaidėjas Žalgirio aistruoliai, kurie palaiko komandą visur ir visada. Aplodismentai savo. Taigi, yra Žalgirio vyrų komanda, kuri ruošiasi sezono pradžiai. Žinoma, dar bus ir papildomų žaidėjų, naujų žaidėjų, bet apie tai vėliau. O dabar norime pristatyti dar vieną komandą. Komanda, kuri iki šiol buvo daug mažiau matoma prožektorių šviesose. Tačiau sunkiai dirbo ir svajojo kilti aukštyn. Tai FK Žalgiris moterų komanda. Kviečiame jas į sceną. Šie metai svajonių metai. Aušrinės, jos ženklų ir bendrai nuotraukai išsirikiuoti. Please come together for a mixed team photo, so don't be afraid to mix a little bit. Nebijokite truputėlį pasimaišyti, kad nebūtų vien tik tai mergaitės berniukai. Ir jeigu galima, vėliava taip pat. Taip, taip, Žalgirio visa šeima išaugo, netgi ir pirmosios komandos taip išaugo, kad net nebetelpa į vieną kadrą. Reikia pasispausti šiek tiek. Galbūt iš tikrųjų kitais metais kaip nors naujajame Žalgirio stadione pavyks. Tėčiai, šipsokitės, taip. Sesės irgi ir mamos. Ačiū komandoms. Jūs esate Žalgiris, jūs esate tie, dėl kurių mes einame į stadioną. Naudodamasi progą noriu padėkoti Vilniaus miesto savivaldybei, kad testinai organizuoja sporto rėmimo konkursus. Ir reikia pabrėžti tai, kad teikdami projektą įtraukė moterų A lygos komandą. Kadangi laimėjom konkursą, mes turime galimybę šitą projektą pradėti šiais metais, neatidėliojant nieko. Ir eiti tuo keliu, kad Žalgiris tampa klubu, kuris turi savo struktūroje daug šakų. Tai mus labai džiugina, skatina dar daugiau dirbti, tobulėti ir siekti, kaip sakoma, neįmanoma. Taip, Žalgiris metai iš metų vis užduoda savo užduotis siekti neįmanoma, bet mes žinome, kad tai tampa įmanomu sezono eigoje. Ir šie metai turbūt bus neišeitis. Kaip ir minėjome, Žalgirio bendruomenė, Žalgirio komandos išaugo, tačiau yra graži proga pasakyti, kad jie išaugo dar daugiau ir dar labiau negu jūs manote.
Tad norime pasidžiaugti ir viena šiek tiek mažesnė komanda, tai Žalgirio e-futbolo komanda, kuri tapo praėjusiu metu 2024 metų Lietuvos e-sporto lygos čempionate. Komandą sudarė Domas Burba, Paulius Janušonis ir Malius Šalčius. Plojimai šiems puikiems e-sportininkams. Kaip Lietuvos čempionas, Domas pernai keliavo į e-čempionų lygos turnyrą Londone, kur žaidė prieš tokius klubus kaip Eindhoven, PSV, Fiorentina, Manchester City ir Dortmundo Borussia. Išties fantastiška patirtis, linkime žalgiriečiams sėkmės ir naujajame lygos e-sporto, e-futbolo sezone ir tarptautinėse, žinoma, varžybose. Visos šios komandos neturėtų tokių sąlygų garsinti Žalgirio ir Vilniaus bei Lietuvos vardą, jei ne klubo rėmėjai. Taigi, Žalgirio klubo svarbi dalis rėmėjai ir partneriai. Vilniaus miesto savivaldybė. BetSafe. Hummel. Vilniaus alus nealkoholinis. Olyris. Idėja. Žalia giria. Olex. Impulse. Green Hotel Vilnius. Centro poliklinika. Grifs AG. Radio centras. Maistas sportui. Vilnius Park Plaza. Naujasis partneris Kakava LT, bilietų ieškokite čia nuo šio sezono. Ortopedijos technika. Ir Sveikatinė. Esame dėkingi mūsų partneriam ir rėmėjam. Suprantam, kad be jūsų mūsų kelias būtų gerokai ilgesnis ir sudėtingesnis, tai jūsų pasitikėjimas mumis ir šitas ilgas kelias nueitas su kai kuriais nuo 2010 metų yra iš tikrųjų turiningas. Mes esam jums be galo dėkingi, nes mes dėl jūsų, jūs dėl mūsų. Ačiū jums. Kągi, aptarėme tiek daug dalykų, tiek naujovių ir prisiminimų prabėgo, o dabar atėjo laikas jau antrąjį daliai, daugiau pašnekesio apie turbūt ateinantį sezoną. Tad primenu, kad jūs galite pasigalvoti klausimus čia esantis šioje Apollo kino salėje. Jums duosime mikrofoną ir galėsite užduoti klausimą čia, o tie, kas žiūri transliaciją, galite tai padaryti komentaruose ir pačius įdomiausius ir populiariausius klausimus mes būtinai perskaitysime. O dabar pradėkime nuo paprastų klausimų ir tai, kas įdomiausia visiems žiemos laikotarpiu. Tai kaip atrodė visa komplektacija, kaip tas nematomas darbas, apie kurį visi pasakojo, tai kurgi žadėti žaidėjai, kur anas, kur kitas, kaip vyko tasgi žiemos nematomas darbas ir kokius tikslus turėjote ir ar komanda jau suformuota? Kadangi dalyvaujam Supertaurėje, tai darome šitą renginį gerokai anksčiau negu pernai darėm, todėl esame nepilnai susikomplektavę. Bet, kaip jau ir minėjau prieš šitą renginį, tai pradinis tikslas buvo pasižiūrėti, duoti šansą pradėti treniruočio procesą su mūsų akademijos auklėtiniais. Todėl, kad mūsų tikslas, mūsų strateginis tikslas yra ugdyti Žalgirių žaidėjus. Todėl, kad vis tiek mes turim tą patį išliekantį tikslą, kad tai yra Vilniečių namai. Todėl
niekur nevėluojam, niekur neskubam, po truputį ieškom to, ko mums reikia. Natūralu, kad pradinis strateginis tikslas buvo imti žaidėjus, kurie yra klubuose, tai už tai užtrunka. Dabar vedamos dar vienos darybos su žaidėjų dėl to, kad jisai persikeltų iš vieno klubo pas mus, tai yra puolėjo pozicijos žaidėjas. Su centro gynėju susitarėm vakar, šiandien daromi detalūs darybų paskutiniai akcentai, rašomas sutartis, yra nupirktas bilietas rytoj. Tai komanda nuolat pildosi dėl to, kad natūralu tas procesas niekur jisai nedingo, kol yra transferio langai Europoje atidaryti, surasti tos žaidėjus, kuriuos mes norime surasti, kurie mums padėtų Čempionų lygoje, nėra taip paprasta. Tai manau, atsimenat praeitus metus, šie metai yra panašus, tai šitam etape, šitoj savaitėj pasakyti, kad selekcija atlikta, negaliu, jinai vyks tol, kol mes surasim tai, ką mes norim. Mes pasitikim, kaip sakė treneris, visai žaidėjais, kurie yra dabar, ruošiamės atsakingai ir gauna šansus tie žaidėjai, kurie yra artimiausia mūsų ateitis. Kągi, dėkui. O kitas naujas dalykas yra moterų komanda ir moterų komandos komplektacija. Kaipgi ten reikalai, kasgi ten vyksta? Na, iš tikrųjų, nauja sritis, nauja sfera, bet esu laiminga dėl to, kad turiu Virginiją, nuostabią trenerę ir mergaičių motivatorę. Tai šitoje vietoje man yra gerokai lengviau. Žinau, kad turiu užduoti surasti 3 legionierės, kurias jau renku, ieškau, bet mūsų tikslas su moterų komanda suburti pačią stipriausią lietuvių komandą, kuri tik tai gali būti suburta šiais metais. Mes turime nuostabų branduolį iš ne vienų metų. Tos merginos, kurios yra atėjo iki šios dienos, tai manau, kad sulipdysim puikų kolektyvą. Kalbamės su kiekviena, dėliojamės mūsų matymus. Tai manau, kad mes surinksim nuostabę moterų, merginų, mergaičių komandą, kurios norės daryti stebuklus, nes gali. Lauksime tų stebuklų. Dabar klausimas, apie kurį užsiminėt, gal šiek tiek nerimo suteikia tą frazę, kad tikimės, kad nereikės Žalgiriui žaisti tarptautinių rungtynių kažkur kitame stadione. Tai kaipgi reikalai su tuo naujuoju maloniu rūpesčiu, naujaisiais Žalgirio namais su stadionu? Kokie ten dabar svarbiausi dalykai ir ar tikrai mes spėsime iki tarptautinio sezono pradžios viską pasiruošti, kad galėtumėm ten išvysti Žalgirį ir palaikyti? Na, kaip jau ir minėjau, pristatant namus, tai iš tikrųjų labai didelis iššūkis, bet prioritetas mums yra sutvarkyti rūbines sąlygas mūsų žaidėjam, treniruotis ir persirinkti, praustis ir taip toliau, nes atrodo tai yra banalu, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykai. Prasidėjo remontas, bet tai susiję tik tai su patribūniniais dalykais. Stadiono remontui mes tikrai nesam numatę jokių lėšų šiais metais. Buvo numatyta taip, kad įsigijimo projektas, investicinis projektas, o visą kitą ieškosim arba partnerių, arba mes to nedarysim. Tai iš tikrųjų tai kvepia rizikom. Atsiprašau, žiema prasidėjo netikėtai. Tai va, kalbėsim su miestu, nes vieni to nepadarysim. Tai rizikos yra. Pirmą etapą, galbūt ir antrą tikrai gausim teisę žaisti, bet reikia atkreipti dėmesį, kad yra situacija absoliučiai pasikeitus nuo tų laikų, kai mes žaisdavom Čempionų lygoje, nes pastatytas ir atidarytas yra Dariaus ir Girėno stadionas, vadinasi UEFA žiūrės šiek tiek kitaip į išimčių davimą, nes anksčiau mes čia gaudavom žaisti iki 4 etapo su išimtim, tik dėl to, kad Lietuvoje nėra kito stadiono, dabar jis yra. Tai va, tai alternatyva žaisti Vilniuje sumažėjo iki to, kad žaisim už 102 km, kaip
kažkada tai buvo parašyta, tai būtų labai nemalonu, bet kitos alternatyvos yra Balstogė arba Ryga. Na kągi, tikriausiai Balstogė Ryga neteks važiuoti, labai tikimės ir kad tos rizikos bus suvaldytos, nes ne vieną kartą jau Žalgiris rizikas yra suvaldęs ir net panašias ir netgi netokias. Na, rizikos yra versle visada kasdienybės dalykas. Aišku, jų suvaldymas ne visada priklauso nuo kažko. Tai natūralu, kad šiuo atveju tai ne tik nuo mūsų priklausantis dalykas, bet mes kažkaip tikimės, kad bus sudarytos, surasti partneriai ir sąlygos Vilniečiam žiūrėti futbolą Vilniui. Taigi, sekantis klausimas kaip ir toks peršasi pats. Kokiegi buvo praėjusiu metai finansinė prasme ir koks biudžetas šiemet, kaip sekasi subalansuoti tą finansinius rautus? Tai kaip visada mes turime vieną pagrindinį ir svarbiausią tikslą yra subalansuotas mūsų biudžetas, kad tai, ką planuojam, būtų įgyvendinta. Tai praeitų metų biudžetas buvo toks, kaip pasakyti, ribotas, bet svarbiausia, kad vėlgi mes esame nulyje veiklos rezultato prasme, neturim minusų, mes uždarėm metus ir dar reikia pabrėžti, kad sausio mėnesį yra atiduota dar 50 000 eurų paskola Nikoličiui, tai mažinam ir skolas, nors žaidėjų biudžetas, jeigu pamatysit, tai yra COVID biudžetas. Kada buvo per COVID 14 žaidėjų, tai šių metų, praeitų metų mūsų biudžetas buvo covidinis biudžetas, turint 24 žaidėjus. Tai va tokia yra faktinė situacija, už tai buvo suvaldytas mūsų rezultatas veiklos, dėl to, kad buvo labai daug dirbta transferio metu, surasti nuostabus labai pigos žaidėjai ir tai mums įgalino tai, kad mes galėjom iš ne čempionų pulo, išeidami į sezoną, taip rizikuodami, bet užbaigti metus ir su rezultatu tapus čempionais. Ir nulyje. Tai yra mums labai svarbu. Dėkojam už atsakymus ir galbūt yra klausimų auditorijoje, kurie kažkas tai norėtų užduoti klausimą prieš pat prasidedant sezonui. Tai gal tada apie planuojamą. Planuojam šiais metais 4 milijonų pesimistinį biudžetą. Manome, kad jis bus didesnis, dėl to, kad čia jau pesimistinis totaliai. Bet gyvenam atsargiai tam, kad, kaip sako, saugokis ir tave apsaugos. Tai jeigu kažkas turit klausimų, tai biudžeto skaičiai yra tokie. Reikia paminėti, kad biudžete projektuojama ir moterų A lygos komanda. Reikia paminėti, kad per pernai metus iš tų 3 milijono 100,000 milijono buvo skirta jaunimo struktūrai. Tai vėlgi tai yra didžiulis irgi indėlis ir mūsų įnašas, esant minimalistinė mūsų biudžete. Tai tuo reikia tik tai džiaugtis, kad kompetencija atsiperka. Smagu girdėti, kad kompetencija atsiperka. Ir turim klausimą štai iš jaunojo Žalgirio akademijos auklėtinio. Aš turiu klausimą. Ką šį sezoną siekėte? Bandžiau išvengti šito atsakymo, pasisakymo, bet dėl to, kad tai jau kažkaip net kasmet kartot, laimėti viską, visus trofėjus, pirmą vietą, super taurę ir papulti grupės. Ačiū už atsakymą. Yra klausimų iš transliacijos žiūrovų. Pagalvokite, galbūt kažkas tai dar iš čia norės užduoti. Ne vienas transliacijos žiūrovas klausė apie jaunimo integraciją į pirmąją komandą akademijos auklinius. Kaip tai vyksta ir ko galime tikėtis šiemet? Tai 3 metus iš eilės vyksta taip, kad yra daroma treniruočių sesija
mūsų akademijos trenerių pasiūlytų auklėtinių sąrašui, kuriame dalyvauja treneris. Šiemet prasčiau sekėsi jam su dalyvavimu, nes susirgo, bet kadangi šiais laikais technikos amžiuje viskas yra įmanoma matyti ir treniruotės online, ir rungtynės, tai nesutrukdė niekam. Po to natūralu, kad nuo pirmos treniruotės buvo vėlgi akademijos trenerių pateiktas, pasiūlytas kaip geriausių kandidatų į integraciją žaidėjų sąrašas, kaip treneris ir minėjo, jauniausi buvo 2010 metų. Jie pradėjo treniruočių procesą, dalyvavo treniruočių procese, keliose rungtynėse dalyvavo, tai o kaip ir natūralų sporte geriausi yra su A komanda. Šiuo metu planuojami 7 žaidėjai. Klausimas, kiek kainuoja paruošti vieną jauną žaidėją, tai aš čia jau matau, kad yra ir ekrane tas atsakymas, vieno jaunuolio 11/11 paruošimas per metus, čia 11/11 per metus, vidutiniškai 3600. 3600, 11 mėnesių. Mes skaičiavom mūsų visas išlaidas ir 240 vaikų, kurie yra jau žaidžiantis 11/11. Tai paruošimas vieno vaiko mūsų akademijoje, kur dar reikėtų įdėti dar daugiau, ką mes esam padarę per praeitus metus. Mes sutvarkę esam struktūrą, budėjimo laikus kineziterapeutų, atlikę kompetencijų, investicijas į kompetencijas, į atlygius, į tokias minimalistinės reikmes, kurios išvirto į didžiulės sumas. Tai noriu pastebėti, kad visada galima būtų geriau ir ta suma, ko gero, jeigu daryt pagal tą idealų į modelį, tai būtų dvigubai didesnė. Ir taip pat žmonės domisi, kiek klubas investuoja į jaunimą. Na, čia yra labai puikia skaidrė, klubo investicija į akademiją. Kaip minėjote, apie 500 000 per praeitus metus buvo investuota. Tai nežinau, galbūt išsiplėsti kažkiek, tai norėtumėt, kaip čia vyksta ir kokie planai ir toliau su to investicijom į jaunimo futbolą. Tai yra vienas dalykas programinės lėšos, kurios yra iš savivaldybės. Iš savivaldybės milijono, kurį mes turėjom praeitais metais, yra 20% skiriama B komandai, bet šalia tų 200 000 mes skiriam dar virš 300 000 klubo biudžeto pinigų. Tai iš tų 3 100 000 dar atimti reikėtų 500 000, kad gauti klubo biudžetą. Tai va, tik dėl to, kad mes matom perspektyvą tame. Mes matome, kad privalome gerinti sąlygas aikščių prasme. Mes nuomojam aikštės ir pasižiūrėjome statistiką, kad mes išdidinom ant tiek aikščių, skiriamų aikščių treniruočių procesui kiekį, kad manau, kad tai ir yra tas momentas, apie kurį visada šnekėjau, kad norint užauginti žaidėją rinktinį, jam reikia visų pirma užtikrinti aikštės. Tai nuo to ir pradėjom, kad, kaip sakant, ne tik kalbėt, bet ir daryt. Ir tai labai brangiai kainuoja. Jaunimas ir investicijos apskritai nėra pigus dalykas. Ar atsirado drąsesnių žmonių, kurie norėtų užduoti klausimą iš salės? Atrodo, rankų nėra. Tad klausimas dar vienas apie stadioną, apie stogą, kaip ir užsiminėt, kad šiemet greičiausiai nepavyks, bet maža ką, yra visokių variantų, bet dar vienas toks klausimas. Dėl stadiono pavadinimo, ar jis bus pavadintas? Be abejo bus, bet kaip jis bus pavadintas? Neoficialiai mes juos vadinam labai šiltai, su meile Žalgirio namais. Bet natūralu, kad šitas objektas iš tikrųjų jis nėra treniruočių aikštė. Tai yra objektas su 700 kvadratinių metrų ofisų, kurios reikia apšildyti, jos reikia prižiūrėti ir valyti ir tvarkyti ir visą kitą. Ir jisai iš tikrųjų generuoja nemažas išlaidas. Dėl to mes planuojam ir projektuojam stadiono pavadinimą parduoti, ieškoti rėmėjų, ta prasme.
ir manau, kad per kažkurį tai laiką jisai įgis savo pavadinimą, kuris prigis jam. O grįžtant ir užbaigiant stadiono projektų ir projekcijų temą, tai mes kalbėjom su partneriais, tai kol kas 3 metus mes jo remonto stadiono, tribūnų ir visų kitų dalykų kol kas taip atsargiai planuojam. Todėl, kad reikia žinoti, kas bus su nacionaliniu stadionu. Jeigu bus nacionalinis stadionas, o jisai privalo būti Vilniečiam, mes, kaip sakyt, galim žaisti ir šituose Žalgirio namuose. Bet Vilniečiai yra nusipelnę turėti normalias sąlygas, susirinkti bendruomeniai ir turėti švarias kėdės, stogą, šiltą maistą ir jaustis, kad jie yra sostinės gyventojais. Tai jeigu bus nacionalinis stadionas artimiausiu metu, ten neturi būti stadionas antras. Ten tada būtų treniruočių bazė su galimybė išsiplėsti ir padaryti 2 pilnų matmenų futbolo aikštės ir su klasėm vaikam, kas jau ir dabar yra padaryta, visos patalpos yra atiduotos akademijai, mergaitės irgi neturim tik tai laiko įsirengti, įsikurti normaliai, bet tai yra Žalgirio namai. Tai jeigu šį sezoną, o ne jeigu, kai eisime į stadioną, tai tiesiog, sakysime, einam į Žalgirio namus. Na, labai, labai gražus pavadinimus. Einam į Žalgirio namus. Pasižiūrėti, kaip Žalgiris žaidžia lygoje. Apie tikslą Europoje, kaip irgi užsiminėte, patekimas į grupių etapai. Dabar tą 36 komandų tą grupę, ne? Ar yra prioritetas, kuris turnyras? Yra svajonė, bet šiaip tikslas tai yra papulti grupės. Svajonė mes seniai jau kalbam apie tai, daugam kelia tai juoką, bet man vienodai rodo, juokitės, o kai mes ten papulsim, aš jums tai priminsiu, kaip sakant. Bet šiaip tai yra grupė etapas, nes to reikia ne tik mums, to reikia Lietuvai, Lietuvos futbolui, koeficientam, pinigam, vaikam, bendruomeniai. Ir gyvenimą reikia mylėti ir saugot, nes jeigu gali šiemet, nereikia atidėti kitiem metam. Logiška. Turbūt taip reikės ir padaryti šiemet. O dar vienas klausimas apie tuos gražiuosius, unikaliuosius Žalgirio marškinėlius, kurių kamputį mes matėme, kaip jie atrodys video pristatymę, tai kadagi galima tikėtis juos įsigyti bus? Manau, padarysime atskirą pristatymą, todėl kad iš tikrųjų, kad kai aš pamačiau tą demo versiją, mes buvom su sirgaliais kartu, tai iš tikrųjų toks geras jausmas juos laikant rankose, tai tikrai informuosim, dalinsimės, dabar kol kas nesinorėtų įsipareigoti, todėl kad tai yra gamybos procesas, jie dar yra koreguojami, pats dizainas, tai manau, kad kai tik tai iš karto. Lauksim nekantriai tų gražiųjų marškinėlių ir paskutinė galimybė užduoti kažkam klausimą iš salės. Štai yra vienas žiūrovas, kuris užduos klausimą. Tai mano klausimas, kaip klube vyko ir vyksta naujų žaidėjų paieška, kas už tai yra atsakingas ir kiek prisidėjo prie naujų žaidėjų atvykimo dabartiniai žaidėjai, nes yra 2 žaidėjai iš Komorų rinktinės, 3 švedai žaidė vienam klube ir Bruno aną sezoną žaidė Latvijoje, tai mums turbūt ta lyga ir rinka kur kas labiau pažįstama. Daug klausimų vienam klausimą, tai pradėsiu nuo pradžių, už selekciją atsakau aš. tą darbą darom kartu su vyriausiojų treneriu, o kaip ir visam pasauliu, tai selekcija daroma natūralu, kad įvairiais kanalais. Ir žaidėjai yra geriausi rekomendatoriai savo kolegų. Tai natūralu, kad visą tai darome su visų pagalba, kas turi priėjimus, renkamos rekomendacijos, tai iš kelių šaltinių. Reikia suprasti, kad tai nėra paprastas darbas. Mes su treneriu
prakalbėjom ko gero su kokiais 40 žaidėjų jau. Ir kaip matot, atvažiavo tik tai keletą, todėl kad po pokalbių jau jie netinka. Tai mes niekur nevėluojam, žiūrim, kokie mums yra reikalingi žaidėjai pagal trenerio sumanymus, kaip jisai planuoja ir projektuoja šių metų žaidimą. Jisai bus vėl kitoks, ar ne, Ovidijau? Ir 8 metai ir tie kiti. Tai jie renkami visų pirma pagal tą žaidimo stilių, kuris yra numatytas. Tai yra labai didelis darbas. Didesnę dalį darbo šiais metais daro treneris su peržiūrom. Ta prasme, parinkimą darau aš, kontrolę jisai didesnę daro negu aš, nes įsigijus stadioną nutraukė mane šiek tiek darbai, bet visi pokalbiai, visi kiti dalykai, rekomendacijų paieška daroma per mane, per klubo žaidėjus ir visus, kurie turi prieimą, kad sužinot teisingą informaciją. Kągi, jau pasiekėme numatytą renginio trukmės ribą, tad jeigu dar yra vienas koks klausimas iš salės, mielai jį dar išklausytumėm, bet atrodo, kad daugiau klausimų liktai nėra. Aš dar savo ruoštų norėčiau padėkoti klubo vadybai, kurie yra neatsiejama šito klubo dalis ir mano ir akys, ir rankos, ir pagalbininkai, kurie atiduoda visą širdį šitam klubui, kad jisai būtų toks, koks jis yra, nes reikia suprasti, kad mūsų resursas yra labai mažas. Gaila, kad šiandien dalies nėra nesusirgę, tai norėčiau aš juos čia visus pakviesti į sceną, bet mes sakėm, padarysime kituose renginiuose mano geriausių pagalbininkų ir klubo širdies pristatymą. Ačiū Jums. Aplodismentai tiems žmonėms, kurie yra čia ir kurie dabar namuose, kurie atlieka daug nematomo darbo. Taip pat natūralu, kad aš noriu padėkoti ir akademijai, akademijos treneriam, kurie augina jaunąją Žalgirio kartą. Kad jie tikėjo, kad bus pokytis, kad jie turėjo kantrybės, kad jie nenustojant dirba, nors mūsų aikštės kol kas neturi stogų, bet jūsų širdis ir jūsų noras ir jūsų pastangos tai ir yra tas stogas mūsų vaikam, kurie turi svajonę ir manau, kad kažkada tai mes pristatinėsim juos čia. Ačiū Jums. Tad kviečiame palaikyti Žalgirį pirmosios rungtynės, Super taurės rungtynės, kurios vyks vasario 22 dieną Vilniuje. Sportimoje bilietus rasite kakava.lt. Kakava.lt jūs rasite ir naujojo 25 metų sezono abonementus, o jeigu jūs planuojate prisijungti prie aistringiausių ir ištikimiausių Žalgirio fanų, gerbėjų, tai yra prie Pietų 4, kreipkitės į juos tiesiai per jų Pietų 4 Ultras Facebook paskyrą. O prieš tas rungtynes vasario 22 dieną kviesime jūs susirinkti čia Akropolyje esančiame Olyris bare. Taigi, šios dienos oficiali dalis baigėsi, tačiau siūlome nesiskirstyti, žalgiriečiai toliau keliauja į pramogų centrą Olyris, kur galėsite pabendrauti, nusifotografuoti ar susirinkti žaidėjų.